Nagrinėsime šiuo atveju gan paprastą pavyzdį, kuris yra pakete banking. Jame yra iš viso 6 pavyzdžiai, kiekvienas iš jų šiek tiek padidina kompleksiškumą ir atskleidžia sistemos tam tikrą aspektą. Taigi atsidarome pirmą pavyzdį ir pamėginame suprasti, kas tai yra. Yra deklaruojama Java klasė, įsikio tradicinė konvencija, nuo kurios mes pradedame, sakykime, kur pradeda vykdyti kompiuteris instrukcijas programoje, tai yra metodas main. Ir jau kalbėjome pirmoje dalyje, tai yra taisyklių mašinos paleidimas. Paprasčiausia, sakykime, komanda, turime atskirą klasę rule runner, jame yra metodas run rules. Šiandien aš to metodo nenagrinėsiu, ten yra visas kodas, kaip paleisti taisyklės, jisai ir kiekvienas žingsnis detaliai aprašytas rules dokumentacijai, bet mūsų, sakykime, kurso rėmuose iš principo mokomės suprasti loginio programavimo elementus ir todėl mes nesileisime į konkrečios sistemos, sakykime, ten vidų žiūrėti, kaip tai tie loginio programavimo elementai realizuoti. Bet kam įdomu, galite pasižiūrėti. Taigi, matome 2 parametrus, kuriuos kiekvieną kartą mes paduodame sistemai ir kurie iš principo, tie 2 parametrai, sakykime, ir nusako tas programas. Tai yra pirmas parametras. Tai gali būti vienas arba keli failai, kuriame surašytos taisyklės. Drules sistema pagal nutylėjimą laiko, kad taisyklė surašyta failuose, kurių plėtiniai yra DRL. Antras parametras yra objektų vektorius. Tai yra mes tiesiog perduodame visą eilę objektų. Šie objektai gali būti bet kokio tipo ir mes įsikio galima taip įsivaizduoti pas save. Reiškia, ir taip reprezentuoja, ką mes vadiname, kai kalbame apie ekspertinės sistemas, faktais. Jums labiau, tikriausiai daugumai bus įprastinis pavadinimas. Tai yra tiesiog duomenys. Stebėjimai, bet, sakykime, nuo senesnių laikų, kai kalbame apie ekspertinės sistemas, tai sakome faktai. Tai galite, kaip sakiau, įsivaizduoti duomenys ir šiuo atveju netgi galime įsivaizduoti, kad perduodama tiesiog objektinė duomenų bazė. Nes šitam antram vektoriuje iš tikrųjų galima perduoti bet kokio sudėtingumo ir skirtingų tipų objektus. Mažytis pastebėjimas, kodėl čia nurodyta tipas object. Mes žinome, kad Javoje visos klasės turi minimum vieną paveldimumo ryšį. Jeigu mes nedeklaruojame tą paveldimumo ryšį, tai automatiškai laikoma, kad mūsų klasė paveldi, sakykime, tam tikrus metodus iš klasės object. Tai yra bazinė. Object yra bazinė klasė, iš kurios, sakykime, visos kitos klasės turi paveldimo ryšį. Ir čia, sakykime, tas objektinio programavimo principas, kad aš galiu pateikti tokiu atveju labiausiai abstrakčios šiuo atveju klasės tipą ir tada jau mano pati sistema ten vėliau atsirinks, kokio tai tipo, sakykime, duomenys buvo perduoti realiai. Ir gebės jais operuoti. Bet visa tai faktai bus tiesiog, galime įsivaizduoti, kad ką mes perduodame antram parametrui, bus tiesiog pakrauta į kompiuterio atmintį. Ir tai galima žiūrėti kaip į objektinę duomenų kažkokią tai bazę, kuri sėdi kompiuterio atmintyje. Dar kartą priminsiu, tokio tipo sistemos, jos turi kaip ir tokią atmintį, kurią mes skaidome į 2 dalis. Tai pirmiausia, pirma dalis tai pasikrauna faktai. Antra dalis taisyklės. Rules, aš šiuo atveju užrašysiu angliškai rules. Taisyklės. Ir tos taisyklės tai reiškia vėlgi atmintis, kur visos taisyklės if-then pavidalu bus pakrautos šičia, o faktai bus pakrauti kompiuterio atminti šičia. Ir tada šone aš galiu įsivaizduoti taisyklių mašiną, rule engine, aš tiesiog rašysiu RE, kuri ima taisyklės, žiūri loginius šablonus kiekvienoj taisykliai, žiūri, ar tie loginiai šablonai, sakykime, tos išraiškos loginės yra tenkinamos, kai tikrinama faktų duomenų bazė ir jeigu taip yra tenkinamumo ryšys, tokiu atveju taisyklė iššauna ir reiškia, ką tai reiškia taisyklė iššauna, jinai reiškia, kad vykdomos visos instrukcijos, kurios yra taisyklės then dalyje. Šiuo atveju gali būti bet kokios instrukcijos, kurios yra galima parašyti naudojant Java programavimo kalbą. Taigi šiuo atveju matome viskas labai paprasta. Šitas mechanizmas visuose pavyzdžiuose egzistuoja, reiškia fundamentalus ir tokiu būdu čia kaip ir daugiau ką pasakyti ir nėra. Dabar eikime, reiškia pats programavimas vyksta rašant
taisyklių failus. Taigi, nueikime į example.drl failą ir pamėginkime jį atsidaryti ir pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Taigi, ką matome? Matome, kad yra dvi if-then taisyklės. Pirma ir antra. Pamėginkime dabar panagrinėti, kas čia toliau vyksta. Pirma eilutė visą laiką yra taisyklės pavadinimas. Koks paprasčiausia. Matome, pavadinimas gali būti bet koks. Reiškia, yra raktinis žodis rule, kuris deklaruoja, kad mes dabar norėsime prašinėti taisyklę. Ir pavadinimas. Dabar loginė sąlyga, kuri bus naudojama lyginant loginį šabloną su faktų duomenų baze, prasideda nuo raktinio žodžio when iki raktinio žodžio then. Taigi, nuo when iki then yra loginis šablonas, kuris bus paimtas ir su kurio pagalba taisyklių mašina eis per visus faktus ir mėgins įvykdyti, tikrinti, ar tas loginis šablonas gali būti įvertintas loginio palyginimo metu į reikšmę true, tiesa. Taigi, matome dabar, pažiūrėkime, kasgi čia yra per loginis šablonas. Matome, kad loginis šablonas susideda iš labai paprastos sąlygos toj taisykliai. Tai yra, reiškia, instrukcija Java, įvertink loginę išraišką ir čia yra loginė išraiška. 1 lygu 1. Reiškia, iš principo šita taisyklė visada veiks, nes loginis šablonas sako absoliučiai trivialią tiesą, kad 1 lygu 1 reiškia, einant per visus faktus, šita taisyklė suveiks. Ir tada reiškia, kas bus daroma, kai taisyklė iššaus. Ogi matome, kad bus tiesiog sisteminė komanda į terminalą atspausdinti tiesiog pranešimą. Rule 1 works. Taigi mes galime tikėtis, kad jeigu kiek mes paduosime faktų, tiek kartų šita taisyklė suveiks. Kiek ten pas mus bus, nes eis per kiekvieną faktą, 1 lygu 1, reiškia viskas čia suveiks. Antroji taisyklė, matome, iš viso nėra raktinis žodis when ir then. Ir tarptų šitų dviejų raktinių žodžių nieko nėra. Ką tai reiškia? Tai reiškia, ir kuo tai skiriasi nuo pirmos taisyklės. Pirmoji taisyklė suveiks netgi tuo atveju, jeigu pas mane nebus nei vieno fakto mano faktų bazėje. Šiuo atveju šita taisyklė, kai tuščia visiškai when and then, jinai būtent suveiks ties kiekvienu faktu. Jinai veiks ties kiekvienu faktu, kuris yra duomenų bazėje. Reikia bent, kad būtų vienas faktas. Ir matome šiuo atveju išmesti tiesiog pranešimą mark is inserted. Ko aš tikiuosi, kad pirmiausia suveiks pirmoji taisyklė ir išmes rule 1 works, o po to mark is selected. Bet pasižiūrėkime, ar iš tikrųjų taip yra. Darome kodą mūsų ir paspaudžiame dešinį piliuko klavišą, kontekstinis meniu iššoka, run as, šiuo atveju pasirinkime Java application. Paleidžiame, kaip ir tikėjomės, šito failo iššoko pranešimas rule 1 works, mark is selected. Viskas kaip ir funkcionalumas, kaip ir tikėjomės. Matome, kad buvo įdėtas vienas objektas. Tai yra, mes tiesiog sukūrėme objektą, kurio tipas object ir tiesiog įdėjom į faktų bazę. Gerai. Pavyzdys visiškai trivialus, bet jisai jau demonstruoja tam tikrus pagrindinius principus. Eikime dabar prie sekančio antro pavyzdžio, kuris galbūt šiek tiek bus įdomesnis. Atsidarome jo kodą. Pirmiausia, tai yra taisyklių kodas ir atsidarome atitinkamą Java kodą. Pasižiūrėkime Java kodą, pirmiausia, panagrinėkime jį, pamėginkime suprasti, kas čia yra ir tuo pačiu dar pasimokysime ir programuoti Java. Taigi matome, vėlgi yra tipinis iškvietimas taisyklių mašinos, perduodant pirmų parametrų visus failus, šiuo atveju tik tai vieną failą, kur surašytos taisyklės, antru parametru perduodama objektų vektorius ir šiuo atveju kas yra tas numbers, matome, kad tai yra vektorius objektų, kurių tipas yra number. Tai yra sisteminis duomenų tipas, abstraktus, su kurio tikslas yra prašyti įvairiausius skaitmeninius tipus, kurie naudojami Javoje. Šiuo atveju pas mus parašytas metodas wrap, jo tikslas reiškia, kadangi number tipas yra abstraktus, tai mes šiuo atveju, mūsų tikslas, jeigu yra, pavyzdžiui, perduoti sveikus skaičius kaip objektus, tai šitas metodas mums leidžia sukurti integer tipo objektus. Integer tai yra klasė, kuri turi paveldimumą numbers ir visą tai sudėti į vieną vektorių Javoje, reiškia, aš šiuo atveju sukuriu 5 objektus, kurie yra
integer tipo, sveiki skaičiai ir reikšmės yra, kaip matome, 3, 1, 4, 1, 5. Reiškia, pas mane tiesiog bus masyvas sveikų skaičių 3, 1, 4, 1, 5. Supratom, reiškia, tai yra mano faktai ir mano taisyklės. Pamėginkime paanalizuoti taisyklės. Žiūrime, kaip atrodo if-then taisyklė ir mėginkime suvokti, ką jinai čia daro. Vėlgi matome, stovi tik tai viena taisyklė, reiškia, šitie pavyzdžiai gan trivialūs, bet dabar yra if sąlyga, matome, turi tam tikrą šabloną. Ir aišku, labai detaliai yra visa tai aprašyta dokumentacijai. Šiuo atveju aš pamėginsiu pateikti labai trumpą apibūdinimą, kaip vis dėlto sistema veikia. Paleidus sistemą, taisyklės, reiškia, mes žinome, kad šita taisyklė pasikraus į mūsų taisyklių atmintį, o faktų atmintyje, faktai, stovi 5 faktai, 5 objektai, kaip ten buvo 1, 2, 3, 1, 4 atrodo. Tokie sveiki skaičiai, kurių tipas, tie objektai, integer tipas. Reiškia, ką darys sistema taisyklių mašina? Įims šitą taisyklę ir tikrins if sąlygą su konkrečiais faktais. Dabar kaip tai funkcionuoja? Detaliau. Reiškia, sistema paėmė taisyklę ir matome, kad taisyklės if dalyje, čia primenu, šita dalis yra if dalis, loginis šablonas, yra eilutė. Šiuo atveju, kaip skaityti, tai yra loginė išraiška ir kaip funkcionuoja pati sistema. Reiškia, matome, kad taisyklių mašina eina per faktus ir ieško tenai objektų, kurių tipas yra number. Mes žinome, kad faktų bazėje stovi objektai, kurie turi tipą integer. Bet integer turi paveldimumą tiesiogiai iš klasės number. Todėl čia suveikia paveldimumo ryšys ir tokiu atveju, nors loginiai sąlygoje parašyta number, reiškia, kai aš parašau loginiai sąlygoje klasės pavadinimą, tai surenkami visi objektai, kurie turi tos klasės tipą ir taip pat visi objektai, kurie turi tipą, kuris turi paveldimumo ryšį su mano užduota klase, šiuo atveju number. Tai reiškia, tiesiog nors visi objektai, ten yra 5 objektai su integer tipu, jie turi paveldimumo ryšį su klase number, todėl šita sąlyga, kai aš pasakau number klasė, jinai eis per visus objektus. Kadangi čia daugiau nėra jokių loginių išraiškų, tai reiškia, kad šita taisyklė suveiks kiekvienas iki šaus ties kiekvienu faktu, ties kiekvienu objektu. Dabar kas čia yra viduje šitos klasės? Iš principo tai yra instrukcija įsiminti tam tikras reikšmes į kintamuosius. Dolerio ženkliukas paprastai prieš kažkokį žodį reiškia kintamojo pavadinimą taisyklė. Reiškia, pačios taisyklės gali turėti kintamuosius. Taigi, šitoj vietoj yra kintamasis. Kai taisyklių mašina tikrina objektus faktų bazėje, jinai randa atitinkamą objektą number, mes sakome, kad naudosime kintamąjį, nes dolerio ženkliukas reiškia kintamasis, ir tas kintamasis įsimins reikšmę, kurią mes grąžinsime, užklausdami šiuo atveju metodo int value. Galima tiesiai, sakykime, parametro, šiuo atveju skirtumo nėra Drūl sistemoje, tai gali būti ir metodas, ir tiesiog kintamojo pavadinimas klasėje. Tai mes su int value, tai tokia, šiuo atveju čia yra metodas, jeigu pasižiūrėtume tiesiog į number, teisingiau į integer klasės pilną realizaciją, ten yra toksai metodas, reiškia bus iškviestas metodas, kuris grąžins tiesiog tos sveiko skaičiaus reikšmę. Ir mes ją įsiminsim į šitą kintamai. Kadangi daugiau čia sąlygų jokių nėra šitam šablone, tai reiškia, jisai turėtų suveikti eidamas per kiekvieną iš faktų. Ir ką jis turėtų taisyklę iššauti ties kiekvienu faktu, jinaigi matome tiesiog atspausdintų, kad yra toksai skaičius su tokia tai reikšme. Pamėginkime paleisti kodą. Darome taip pat run as Java application. Taigi, ką mes ir tikėjomės, number found with value 3, 1, 4, 1, 5. Būtent tai, ką mes ir užrašėme taisyklėje. Number found with value ir atitinkama reikšmė. Neįprastas programavimo būdas. Reikia pabrėžti šiuo atveju, kad gerai parašyta loginio programavimo programa pasižymi tuo, kad paprastai programuotojas negalvoja, kokią tvarką jisai surašo taisyklės.
Iš tikrųjų, tai dar čia toks programavimas vadinasi dar deklaratyvus programavimas ir čia nuo žodžio deklaruoti. Tarp kitko, čia yra tam tikra asociacija, jeigu mes pagalvotume, kaip realiai žmogus, kūdikis gimęs, mokosi per visą gyvenimą. Labai dažnai mes gauname tiesiog instrukcijas kažkokių konkrečių taisyklių pavidalų, kaip elgtis vienoje kitoje situacijoje. O jau taisyklių mašina, kuri yra mūsų smegenyse, kažkokiu būdu atsirenka, kada kokią taisyklę pritaikyti. Būtent tokia metafora iš tikrųjų ir įkvėpia tokio pobūdžio programavimo, kuris vadinasi loginis programavimas, deklaratyvus programavimas. Tai yra, aš negalvoju, kokią tvarką ten tas taisyklės įvesti į mano taisyklių sistemą, nors potencialiai yra galimybės tą valdyti procesą, jeigu labai reikia. Bet toks grynas loginis programavimas, tai aš tiesiog prirašau krūvą taisyklių, o jau paskui taisyklių mašina, kaip ir žmogaus galva, atsirenka pagal konkrečią situaciją, pagal duomenis, tai yra šiuo atveju kaip žmogui tai būtų kažkokia tai aplinkos informacija, kokią taisyklę, kokiu atveju pritaikyti. Labai neįprastas programavimas, nes jūs, kuo skiriasi nuo tradicinio programavimo, čia programuotojas nekontroliuoja programos eigos. Programos eigą kontroliuoja taisyklių vykdymo algoritmas. Gan trivialus pavyzdys, šiek tiek paaiškinantis papildomus aspektus, eikime prie trečio pavyzdžio ir pasižiūrėjome, kasgi čia naujo atsirado. Matome, kad trečiam pavyzdyje kodas praktiškai identiškas antram pavyzdžiui, bet skirtumas yra tik tai, kad perduodame kitas taisyklių failas. Pamėginkime jį atsidaryti, tai yra example3 DRL plėtinys. Ir panagrinėti šią taisyklę. Kas naujo šitoj taisyklėje? Šitoj taisyklėje matome, kad pasirodė šiek tiek sudėtingesnis loginis šablonas. Tai yra ta if dalis. Pas mane žinau, kad faktuose yra 5 objektai. Dabar pažiūrėkime, kaip veiks šitą taisyklę. Taigi, šitoj taisyklėje sekantis šablonas. Vėlgi daugiau detalių, dokumentacijoje tikrai labai gražiai viskas aprašyta. Bet šiuo atveju, kaip jis funkcionuoja šitam konkrečiai pavyzdį šitą taisyklę. Taisyklė buvo pakrauta į sistemą ir paleistas taisyklių mašina, jinai eina, sakykime, ties pirmu faktu, žiūri, koks jo tipas, šiuo atveju tas tipas yra number, tai yra integer tipas, bet kaip jau minėjau prieš tai, tai yra automatiškai, yra toks žodis matchinimas, matching. Tai būtų, sakykime, suderintas faktas su mano, tai, sakykime, šablonu, šiuo atveju su klase. Taigi, trumpai tariant, kas čia vyksta ties pirmą eilutę šitam šablone? Kadangi čia yra skaičius, faktas, taigi, čia aš naudoju klasę, šiuo atveju labai keista, bet klasė naudojamas kaip filtras. Čia reikėtų gal įterpti daugelis programuotojų, praktiškai nedaugelis, o visi programuotojai, administratoriai, verslo analitikai žino SQL kalbą. Taip, visi mes žinom, kaip rašyti. Kaip traukti tenai duomenis, rašant loginės sąlygas iš relicinių duomenų bazių. Šiuo atveju yra truputį kitoks, yra panašumų su šita kalba, panašumas toks, kad mes irgi filtruojame kažkokiu būdu duomenis. Tik tai čia šiuo atveju filtras yra tiesiog klasės pavadinimas. Tai reiškia, klasės pavadinimas šitoje vietoje nusako, kad bus ieškoma faktuose objektų, kurių tipas yra number. Dabar čia žinome jau, kad yra kintamasis ir šitą išraišką pirmą eilutę sako, kad šitas kintamasis įsimins objekto, kurio tipas number, adresą. Iš principo, tai galima dar sakyti, taip žargono kalba programuotų pointeris. Kintamasis saugos pointerį į tą konkretų objektą. Bet to negana, mes matome, kad if sąlygoje yra antra eilutė. Reiškia, kad suveiktų šitas loginis šablonas, reikia, kad taip pat galiotų ir antra eilutė. Pamėginkime ją perskaityti. Šita eilutė sako, kad ne, reiškia neiginys, toliau matomi yra klasės tipas, reiškia šis neiginys sako, kad neturi egzistuoti kitų faktų, kitų objektų, kurių reikšmė būtų mažesnė už ką? Už skaitinę reikšmę objekto, kurio adresas yra šitas kintamasis. $number. Liaudiškai tariant, reiškia šitas šablonas suveiks ties pačiu mažiausiu sveiku skaičiumi.
Gerai, sakykime, reiškia, šitas šablonas sugebės surasti mažiausią skaičių, ką jisai darys. Jis atspausdins to skaičiaus reikšmę ir ištrins iš faktų bazės tą skaičių. Reiškia, tiesiog, kai šita taisyklė suveiks, jinai surės sąraše šitam patį mažiausią skaičių ir jį ištrins prieš tai atspausdindama jo reikšmę. Toliau taisyklė veiks ties antru, bus antra iteracija, jinai suras patį mažiausią skaičių, suveiks ir atspausdins jo reikšmę ir ištrins. Toliau liks šitie, tada suras mažiausia dvejetukas, paskui trejetukas, paskui ketvirtukas. Reiškia, šita taisyklė atrenka visus skaičius faktų bazėje ir juos atspausdina didėjimo tvarka. Supratę logiką, pamėginkime paleisti kodą ir pažiūrėti, ar teisingai supratome taisyklės funkcionalumą. Run Java, paleidžiame ir matome 1, 1, 3, 4, 5. Būtent tai, ko mes ir tikėjomės. Atspausdinta tvarka, skaitykim, kad supratom, eikim prie ketvirto pavyzdžio. Pažiūrėkime, taigi, banking example 4. Šiuo atveju matome vėlgi, prieš paleidžiant taisyklių mašiną, suformuojami faktai. Šiuo atveju matome, kad faktai tai yra 5 objektai, kurių tipas vadin cash flow. Tiesiogiai verčiant, piniginiai srautai, sakykime, piniginis pavedimas. Ir matome, kad šis objektas iš principo jo konstruktorius priima 2 parametrus, tai yra data ir suma. Idėja, ką ir sako banking pavyzdys, tai kad čia mėginame, sakykime, kaip ir imituoti piniginius srautus labai primityviai, tik tai su 2 parametrais, reiškia įvesdami datą ir sumą. Reiškia, pakrovus į kompiuterio atmintį, pas mane stovės 5 objektai, kurių tipas cash flow su atitinkamais parametrais. Pasižiūrėkime dabar taisyklės, kurios yra faile example 4. Kasgi ten per taisyklę arba taisyklės ir kokia ten logika. Ir tokiu atveju pamėginkime nustatyti sistemos funkcionalumą ir paskui patikrinti, ar teisingai supratom. Taigi, example 4. Šiuo atveju matome, kad pamėginkime paanalizuoti vieną taisyklę. Vėlgi, gerai. Dabar kas čia vyksta? Pirmiausia, patyrinėkime if dalį. Matome, jau prieš tai buvusios pastabos, kaip ir mums padeda geriau suprasti, kad šitas šablonas eis per visus 5 cash flow tipo objektus iš eilės. Kiekvienu atveju įsimins to objekto adresą kintamajame doleris cash flow pavadinimas. Bet tam, kad šablonas pilnai suveiktų, turi suveikti ir antra šablono eilutė, kuri sako, kad neturi egzistuoti not operatorius objektų, kurių data mažesnė už datą, kurią mes saugome kintamajame date šiuo atveju. Iš kur šitas kintamasis date? Ogi, kai taisyklių mašina, naudodama šį šabloną, eis per visus cash flow tipo objektus, jinai šitoje vietoje įsimins ne tik to objekto adresą šitam kintamajame cash flow, bet taip pat mes galime įsiminti į atskirus kintamuosius to objekto parametrų vertės. Pas mus ten yra 2 parametrai, todėl mes naudosime dar papildomai 2 kintamuosius, date ir amount, ir įsiminsime konkrečias reikšmes to objekto. Taigi, kas čia vyks? Mes, jeigu iš funkcionalumo suprantam, kad šitas šablonas iš faktų bazės atrinks objektą, tipas cash flow, kurio data yra pati mažiausia, pati anksčiausia. Ką darys su tuo? Atspausdins tiesiog rasto objekto parametrus į terminalą ir vėlgi ištrins tą patį objektą. Ir tokiu būdu, reiškia, suvokdami taisyklės logiką, galima prognozuoti funkcionalumą pačios sistemos, kad bus atspausdinti piniginiai srautai, didėjimo tvarka, kur šiuo atveju didėjimas, išrykiavimas bus organizuotas pagal parametrą date, pagal datą, reiškia, tiesiog pradedant nuo anksčiausios ir baigiant vėliausią datą. Pamėginkime patikrinti šios taisyklės veikimą. Run Java application. Matome, kad iš tikrųjų funkcionalumas būtent toks, kokio ir tikėjomės. Pirmiausia, buvo atspausdintas
informaciją apie objektą, kurio data yra sausio 1, paskui sausio 2, sausio 5, sausio 7 ir sausio 11. Būtent tai, ko ir tikėjomės, reiškia, įvyko išrūšiavimas, viskas gana. Manau, kad bus aišku, jeigu pasižiūrėsite atidžiau. Eikime prie 5 pavyzdžio. 5 pavyzdyje pirmiausia atsidarykime vėlgi Java kodas, kuris trivialus pakankamai, jau mes jį gerai suvokiam, vėlgi žiūrime čia, visą laiką mūsų ta eilutė, kuri paleidžia taisyklių mašiną, kurios metu bus užkrauta taisyklės ir faktai. Dabar vėlgi kas čia yra sukurta. Matome, tarp kitko atkreipkite dėmesį, reiškia, bus sukurta 5 objektai, kurių tipas realus yra typed cash flow. Reiškia, pas mus, kas yra tas typed cash flow? Turi egzistuoti tokia klasė pas mus. Mes matome, kad šiuo atveju tokia klasė egzistuoja. Jeigu pasižiūrėtume šičia, mes matome, yra typed cash flow tipas aprašytas. Mes galime jį atsidaryti, tarp kitko, ir pasižiūrėti, kas tai per tipas. Matome, jeigu čia pasižiūrėtume konkrečiai, kad typed cash flow pirmiausia turi raktinis žodis extend, reiškia yra paveldimumas iš tėvinės klasės, kuri yra cash flow. Reiškia, typed cash flow paveldės visus atributus ir jeigu atsiminsime iš klasės cash flow, kur mes atsiminame, yra data ir suma, bet taip pat papildomai jinai deklaruoja naują kintamąjį tipas piniginių srautų. Taip pat šičia raktiniai žodžiai Javoje static reiškia, kad tai bus iš principo visiems objektams šitas parametras bus vieningas, reiškia, nes nepriklausomai nuo sukurtų objektų skaičiaus realiai šitas parametras visiems bus vienas, reiškia nekintamas, jisai bus bendras visiems objektams, kurių tipas yra typed cash flow. Raktinis žodis final sako, kad jis bus nemodifikuojamas, reiškia čia konstanta. Static final reiškia tiesiog konstanta, static reiškia, kad tai bus ta konstanta sėdės kažkur tai atmintyje ir bus bendra visiems objektams, kurių tipas typed cash flow. Ir šiuo atveju matome 2 konstantas ir čia deklaruojama tiesiog nuliukas ir vienetas tom konstantom, o čia yra tų konstantų pavadinimai, credit debit, tai padaryta tam, kad mes galėtume ne nuliukų vienetukų operuoti, o pavadinimų credit debit. Tai yra vėlgi daroma dėl to, kad kodas būtų labiau skaitomas, nes suprasti, ką reiškia 0,1 yra sunkiau, tas, kas užsiminėja finansais, puikiausiai žino, kas yra kreditas, debitas ir tokiu atveju raktiniai žodžiai tai yra labiau, taip aš galiu naudodamas kode konstantos pavadinimą, sakykime, padaryti kodą labiau skaitomą. Bet pas mus esmė yra būtent šiuo atveju tai, kad mes pridedame prie cash flow papildomą parametrą type ir sukuriame typed cash flow objektą. Gerai, grįžtame prie mūsų dabar suvokdami, kas tai per tipas duomenų, pažiūrime example 5 tipo failą. Vėlgi matome vieną taisyklę, susideda iš 2 eilučių, viskas mums gerai suprantama, sistema eis per visus objektus, kurių tipas typed cash flow atmintyje. Čia bus įkintamai date, bus įsiminta to objekto parametro vertė date, atitinkamai suma amount ir čia papildomai mes pasakome, kad mes norime atrinkti tik tai tuos objektus faktų bazėje, kurių, čia typed cash flow tipas yra, bet papildomai, kurių parametro vertė type yra credit vertė. Reiškia, tenai pas mus yra liktai vienetukas, ta konstanta yra žodžiu vertė credit. Reiškia, čia bus atrinkta tik tai tie piniginiai srautai, kurių tipas yra credit. Papildomai, antra sąlyga reikalauja, kad tie objektai, kuriam suveiks ta taisyklė, turi neegzistuoti kitų objektų su ankstesne data. Reiškia, čia mes paimame tokiu būdu su mažiausia data objektą. Taip pat papildoma eilutė šitas parametras teisingiau reikalauja, kad toks objektas turėtų tik tai credit tipą. Reiškia, šiuo atveju debit tipo objektai
jie bus šios taisyklės visiškai ignoruojami. Ir kas bus daroma? Tiesiog atspausdinama informacija ir vėlgi ištrinamas objektas. Pasižiūrėkime, ar teisingai supratome funkcionalumą. Paleidžiame kodą. Taigi, mes matome, kad lyg tai viskas teisingai. Mes turime 5 kredit operacijas ir sistema jas būtent atspausdino prieš tai surūšiavus tas operacijas pagal parametrą data. Ok, paskutinis pavyzdys. Atsidarome failą banking example 6. Čiagi matome, iš principo labai panašus kodas. Sukuriame, vėlgi kompleksiškumas šiek tiek padidinimas, sukuriame pirmiausia 2 tipai, 2 objektai, teisingiau atsiprašau, 2 objektai, kurių tipas account, tai lyg tai imituotų 2 sąskaitas, kurių numeriai 1 ir 2. Ir toliau sukuriamas masyvas objektų, kurių tipas allocated cash flow. Galima pasižiūrėti tiesiog, tas allocated cash flow tipas įrašyčio prašytas, jame pamatytume, kad jisai turi sąskaitos informaciją, datos informaciją, operacijos tipą, taip pat sumą. Ir čia konstruktorius mes matome visus tuos 4 parametrus inicializuoja. Ir pas mane šiuo atveju bus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 objektų faktų atmintyje, kurių tipas yra allocated cash flow. Pasižiūrėkime, kągi daro mūsų taisyklė. Taisyklių teisingiau rinkinys. Atsidarome example 6 DRL failą. Matome, kad čia yra 2 taisyklės. Pasižiūrėkime pirmiausia šablonus. Pirmas šablonas, jau praktiškai labai panašu tai, kas buvo seniau, atrenka allocated cash flow tipo objektus. Šita sąlyga reikalauja, kad tai būtų credit tipo objektai. Taip pat matome, šita antroji eilutė esanti sąlyga reikalauja, kad tai visą laiką būtų atrinktas objektas, kurio data yra pati mažiausia. Ir aišku, kad šita eilutė ir šita eilutė yra surišama kaip? Ogi surišama, kad aš įsimenu pirmoji eilutėje adresą objekto cash flow, o atitinkamai reikalauju paskui įsimenu atitinkamai sąskaitą to objekto, sakykime, sąskaitos numeris yra atitinkamas parametras account. Ir antroji eilutėje loginio šablono aš reikalauju, kad būtų šitas allocated cash flow būtent su šita sąskaita. Ir paimu pačią mažiausią datą. Čia būtų taip, aš surišu skirtingą loginio šablono eilutės per kintamųjų pavadinimus. Ir toliau atspausdinu informaciją tiesiog į terminalą ir ištrinu. Atitinkamai antra eilutė daro visą tai su debit tipo operacijomis ir atitinkamai ištrina. Gerai, pamėginkime pasižiūrėti, kaip visą tai funkcionuoja. Paleiskime kodą, run as Java application. Matome, kad per visus 10 objektų buvo pereita ir atitinkamai informacija spausdinta, suveikė viena arba kita taisyklė.